galimybėmis organizuoja taip pat ir moksleivių krepšinio pirmenybės. Malonu, kad šiemet mūsų pirmenybės įgavo naują veidą, kadangi mes turime generalinį rėmėją, labai žinomą firmą, ne tik Lietuvoje, Tele2. Pirmiausia, jai noriu padėkoti už tai, kad šiandien jums be medalių ir diplomų bus taip pat įteikti ir vertingi prizai. Malonu, kad jūs patys mažiausiai šiandien pradedat Kauno krepšinio mėgėjų lygos 11 grupių finalinio etapo maratoną. Įteikti prizus, medalius ir taures šiandien atvyko Tele2 atstovas ir taip pat Kauno krepšinio mėgėjų lygos viceprezidentas Rimantas Lakauskas. Pirmiausiai, prieš įteikdami apdovanojimus penketukas yra toks. Aš skaitau po vieną pavardę ir kviečiu teikti atsiimti apdovanojimą. 5. vietą rezultatyviausių žaidėjų tarpe užėmė Sabonio krepšinio mokyklos bitė krepšininkas Matas Ilius. Ketvirtas pagal rezultatyvumą Perkūno krepšinio mokyklos auklėtinis Domantas Gruodis. Trečią vietą pagal rezultatyvumą užėmė Sabonio krepšinio mokyklos gertukas žaidėjas Martynas Echodas. Antras pagal rezultatyvumą Kauno krepšinio mokyklos žaidėjas Martynas Varnas. Rezultatyviausių žaidėjų pripažintas ir be diplomo taip pat jam įteiktas naujas mobilus telefonas. Taigi, kviečiu Aidą Kuzminską. Trečiausiai pirmenys baudų metikai. 5. vieta krepšinio mokykla Perkūnas Laimonas Naselis. Ketvirta vieta Sabonio krepšinio mokykla gertukas Jonas Kubeika. Trečioji vieta Sabonio krepšinio mokykla gertukas Erminas Saugaitis. Antras pagal baudų taiklumą Sabonio krepšinio mokyklos bitė komandos žaidėjas Matas Ilius. Pripažintas ir taip pat gaus mobilų telefoną Sabonio krepšinio mokyklos gertukas komandos žaidėjas Šarūnas Toločka. Daugiausiai 30 metimų pataikė žaidėjai. 5. vieta Sabonio krepšinio mokyklos gertukas krepšininkas Jokūbas Špokas. Krepšinio mokykla Perkūnas Rytis Bobrovas. Trečioji vieta krepšinio mokykla Perkūnas Domantas Gruodis. Antroji vieta Sabonio krepšinio mokykla Arnas Valiukaitis. Taigi išdalinome prizus geriausiams žaidėjams pagal statistinius rodiklius.
dabar beliko įteikti apdovanojimus komandos prizininkams. Taigi, trečią vietą pirmenybės iškovojo apdovanojimą Filip taurę Sabonių krepšinio mokyklos Bitė komanda. Trečią vietą iškovojusios komandos žaidėjai apdovanojami bus medaliais, diplomais ir taip pat Pink-Dixit kortelėmis papildytomis 50 litų. Karolis Armasonas. Mantas Giga. Dominikas Kaupas. Lukas Latakevičius. Tomas Levinskas.